Trečiadienio vakarą Vilniaus rajone kelyje Vilnius-Lyda įvyko skaudi eismo nelaimė. Tamsoje automobilis mirtinai sužalojo pėsčiąjį. Už Marijampolio kaimo, Galinių kaimo ribose, štai šis automobilis Subaru partrenkė keliu tamsoje einantį žmogų. Na ir jau paaiškėjo žuvusiojo tapatybė, tai 1972 metais gimęs vyras. Nelaimė įvyko visiškoje tamsoje. Na, o štai šis Subaru automobilis pilnas prikrautas europalečių, lentų, išdaužtas langas. Na, tikėtina, kad šioje vietoje ir buvo susidūrimas su žmogumi. Na ir galima tik tai spėlioti, ar visos tos medinės konstrukcijos, tas krovinys vežamas mašinos salone nesutrukdė vairuotojai pamatyti žmogaus einančio kelyje. Tuo labiau, kad jisai vilkėjo specialiuosius drabužius, kurie buvo su šviesą atspindinčiomis juostomis. Tai nebuvo visiškai nematomas žmogus tamsoje, kaip dažnai nutinka, kai žmonės eina be atšvaitų, ar be žibintų, ar be signalinių liemenių. Jisai buvo su drabužiais darbiniais, ant kurių yra rankovių ir kelnių tokios šviesą atspindinčios juostos. Na ir dabar štai toje vietoje avarijos ties Marijampolio kaimu. Ta vieta yra, kur guli kūnas, uždarytas eismas ir pareigūnai pakaitomis praleidžia mašinas abiemis kryptimis. Dabar automobiliai važiuojantys Vilniaus link stovi, praleidžia važiuojančius priešingą kryptimį. Kelyje daug policijos mašinų, ekspertų automobiliai, pareigūnai reguliuoja eismą. Štai tokia tragiška nelaimė įvyko trečiadienio vakarą Vilniaus rajone.